Da to reikia. Lyderių, bet mantinės pradžiai. Paklaus, kiek tau metų. Nes turiu įdomios ir klausimus suteikiančius. Bet jau žiūrėt, Pemzas pasirinka ne mano marškinėlius, o Pemzas. Sorry, Vaidai. Tikiuosi nebus atsižvelgta į tai. Bus. Aš siūlyčiau pradėti blokuoti filmą. Jum irgi bus 10 eurų už epizodą. Tai ką, princai prieš 1000-mečio vaikus, pradedam nuo princų, šiauliečiai Grynė būda, ne? Taip. Pietinis? Taip. Tai Paulius instruktorius didelėje baldų įmonėje. Taip. Instruktuoji ką? Mokau dirbti. Nauji žmonės. Nes pats tobulai moki. Nes pats tobulai moku, taip. Taip, ir čia dar vienas labai geras faktas, kad domiuosi sportu ir dar kartą sportu. Tai kas sekate IQ kovas, tai galiu pasakyti, kad IQ kovas turėjo Eurolygos sporto protmušius, kur apie visą sportą, ne tik krepšinį. Ir va ši komanda, tas duetas, jūs dažniausiai 4 buvo, tai va, 2 iš 4 yra čempionai. Negirdžiu plojimų. Tai pirmo tokio eksperimentinio sporto protmušio padarėm. Čempai yra. Žiūrėsim, kaip antrą sezoną atsilaikysit. Tikiuosi daugiau komandų bus. Easy. Aš irgi taip manau. 2 neužtenka. Nu, o va, Ieva man sukėlė klausimą. Parašė, dirba greitukiai. Greitukiai. Greitojoj automobilyje dirbi, kur? Greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Greitukiai, čia taip. Greitukiai, taip. Čia tu pati pasakėjai, Čia greitoji. čia kaip, ką žinai apie savo komandos narius? Ai, greitukiai dirba. Tai aš klausiu, sakau, paramedikė, dar ką žinai. Ne, kažkas. Tai, bet labai patinka jai darbas virtuviai. Praeitas etapas. Ta prasme, kažkur dirbi su maistu? Pasaka. O domisi labai stipriai protmušiais. Galiu garantuoti, kad vienu protmušiu domėsi labai stipriai. Tai visur, kas tik vyksta IQ kovose, ten dalyvauja. Tai va, tai labai smagi komanda. Bet pala, pirmą praeitą sezoną nežaidėte, ne? Kiti nariai žaidė iš komandos. Jo, mes ne. Tai labai geras debiutas, nes prieš jūs irgi debiutantai Mantas ir Dalius ir Mantas. Tai 1000-mečio vaikai, kurie šį sezoną susibūrė, nepaslaptis, kas matys ekrane, tai atpažins gal Mantą iš Šmus titulo, kur daug metų jau, ne? 12 gal. Ja. Žaidė, dabar susijungė, persimaišė vasarą, vadinas 1000-mečio vaikais. Tai vat, nesakysiu, komandas parašė, kad nenori, kad viešinčiau. Tai gal pasakysi šiaip kažkokį faktuką, ką veikiai? Ką domiuos, viskuo po truputį, bet kažkuo labai giliai niekuo. Viskuo po truputį. Tinka. Tinka. Va čia tai žmogus. Nu. Tai va, o Dalius advokatas. Bet ne advokato desertas, o tikras advokatas. Perskaito 1-2 knygas per metus, mėgsta keliauti ir bando grįžti į formą po traumos. Kokios? Sportuoti iš tiesų, bet kadangi pajudu daugiau sportuose, vis kažką padarau. Buvo padėlis, bumt, krepšinis, akila nėra, jo. Visų kojom, reikia su rankom daugiau. Na, geriausias rankų sportas žinot koks? Negarsiai sakai, kad... Žvejyba. Ai. Bet nežinom, ką pagalvojai. Dabar visą Lietuvą žinos. Treniruotas. Aš kažkokį fetišą turiu pasijungti kokį nenormalų video ir tiesiog ant foną jį žiūrėti. Bet čia kartais užžint tokias, kaip pavargsti nuo visko, nuo protingų dalykų. Tai pasijungiau, kur 30 minučių su žuvim tiesiog kovoja ir valtį bandė parsitempt. 30 minučių jo tup šalia pajungti ir kaip jisai kovoja. Va tokį video. Bet jis jautėsi. Bet ten jis viskas ir pasiėmęs taip, žinai. Nebeliai jaučiu. Tai jo, rankų sportas geras.
Ir teisiškai tai nepomėgėjo gyvenimo būdas, ne? Taip. Ar yra kur nors teisiškai įforminta tai? Po šitos laidos gal. Tai Hagos konvencija pašta. Apie Hagos konvenciją pašnekėsim gal. Gerai. Tai ką, pirmasis turas, 6 klausimai, atsakymo ir tai 1 taškas ir klausimai neturi variantų. Pirmieji paspaudę atsakinės, tad mygtukas turėtų būti prie pirštų arba pirštas prie mygtukų. Pirmieji atsako, tai kas Gerai, sudėkim šansą jums. Gerai. Tai pradėsim nuo aktoriaus. tavo. Pirmasis. Nes aš tai nežinau. Tai Patrikas. Aktorius, kuris yra labai garsaus aktoriaus sūnus. Kokia jo pavardė? Šiaip sau. Man tik Sveizas ateina. Ne, net Sveizas. Žinau, bet šiaip. Goldvinas. Ne. Šalia yra jo tėtis, matot, koks bicas. Tai Schwarzeneggeris. Patrikas Schwarzeneggeris ir 3 sezone White Lotus jį galite matyti, vaidinantį, pažiūrėti jo aktoriaus karjerą. Tai va, sūnus, tėtis. Viską reikia žiūrėti. Antrasis. Tu dabar spausi. Kokiu pavadinimu vadinamas gazuotas gėrimas, į kurio sudėtį įeina chinino suteikiančio kartų skonį? Tonikas. Taip, tonikas. 1-0. Tokia išsigandus pasau. Apie džiną pirmą galvoju. Mes apie žiną. Trečiasis. Kokie vardas ir pavardė užtušuoti Kauno gimnazijos pavadinime? Valdas Adamkus. Taip, matot, VAG. Valdo Adamkaus gimnazija. 2-0. Kad nemeluoju. Kaip tikim. Ketvirtasis. Pasakykite lietuvių aktoriaus Antano pavardę. Aš tik tais rašysiu. Bet tik rašysiu. Šiurna. Ne, tikrai ne. Įskaitysiu. Ne. Aš patikslinsiu. Šurna, tai yra, bet atleisiu tą minkštumą ženklą, netokia Aš tik tai esminė šveplą truputį. raidė. Aš jau galiu patikslinti. Tai įskaitysiu tokį suminkštintą Aš ir prancūziškai biškai. Nu. Penktasis. Sportininkam apie sportą, Gerai. O, ne. kurio tai 48 metų buvusio krepšininko karjera. Matome. Vincas Carteris. Taip, tai yra Vincas Carteris, kuris Warriors 98 pašauktas, Amerikos rinktinėje atstovavo 2000-2003 ir štai jo karjera. Ir paskutinysis turo klausimas. Kuriame Disney kūrinėje buvo personažas vardu Bela ar kai kur Belė? Čia pirmiau? Piteris Panas. Ne. Ne. Jau nebegali. Po vieną šiame turi spėjimą. Ai, nežinau. Man durniau sakom. Gražuolė pabaisa. Tai taip, Bela reiškia gražuolė. Tai 4-1, nesausai turas baigtas. Gerai, ištraukiam iš miškį. Lemiam, nežinau. Taigi, jogi Bela reiškia gražuolė. Tad pusė atsakymo jau yra. Gerai, nesausai jau Į gerai. sveikatą? Atsigaivinimo pertraukėlę. Darytų. Ar rūkimo gal patrukėlė? Tai ką, antrasis turas, vėlgi 6 klausimai, vėl po 1 tašką, bet čia jau turėsite po atsakymų variantų. Oi, kaip gražiai, kad nagų nesilaužite, ne? Paspaudžiu, galiu pasitarti. Turėsit atsakymo variantus ir pirmasis paspaudęs atsakinėje, galite be atsakymo variantų, jeigu žinote. Ir kažkas tašką gaus, nes spėsim tol, kol liks variantas pats paskutinis. Aš tai galiu paspausti. Pirmasis. Antoninas Leopoldas Dvoržakas yra jų kompozitorius. Kas slepiasi po jų? Čekų, lenkų, prancūzų, vokiečių. Aš už tepus. Taip, jisai yra čekų kompozitorius 4-2. Jeigu gerai prisimenu, Austrijos imperijoje gimė, bet laikomas čekų. Antrasis. Yra X žydų istorijos muziejus dingęs Štetlas. Kuris miestas slepiasi po X?
Baisogala, Klovainiai, Linkuva, Šeduva. Šeduva. Taip, Šeduvo žydų. Teko girdėti? Jo. O. Irgi teko girdėti. Man rodos, dabar Vilniuje ekspoziciją turi. Greitukiai padovanojo mašiną. A ne? Nedaviškai. O. Gėda. Nespėjau, bet spaudžiau. Trečiasis. Tai 11 pagal dydį miestas visoje Jungtinių Amerikos valstijose. Kuris tai Teksaso miestas? Dallas. Dalas, o Ne Dallasas. Dallasas išvardink yra visus, dabar Teksase 9. Patrys variantai. O dabar jūs jau galite rinktis iš Fort Atsigeriam, Worth'o, palaukim, biškį. Jacksonville ar San Diego. Na, man tokia galva. 11 pagal dydį. Aš tai turiu variantą. Žinai? O taip. Nu, gerai, šauk savo. Šauk. B. Fort Worth'as. Taip, tai yra Fort Worth'as. Jacksonville'is iš vis net ne Teksase, o Floridoje, 10 pagal dydį Amerikos miestas, o San Diegas irgi ne Teksase, o Kalifornijoje 8 pagal dydį. Tai 4-4 išsilyginama. Stengiame. Ketvirtasis, jums ten jaudulys buvo. Pradžiai prompt. Nesidarėm. Ne, mes norim leisti startuoti. Ketvirtasis. Ką ispanų kalba reiškia lepis? Neturim ispanakalbių. Ar 2 taškai gal iš karto? Ne, vienas. Pieštukas. Taip, tai yra pieštukas. Būčiau tokius išvardinęs. 4-5. Teko su ispanų? Dabar. Dabar? Ai, tiksliai Biškį ispanai. mokinos. Pas jumis, ne? Reikia pabendrauti su kai kuo. Sí, senor. Sí. Jo, atsivarė ispanas. Prieš. Penktasis. Sergejus Staniškis, Lietuvos kariuomenės karininkas, Lietuvos rezistentas. Kokius 2 kovos vardus jis turėjo? Nežinau. Ąžuolas karalius, lietuvis miškas, litas viltis, naktis žebenkštis. B. Ne. D. Ir ne naktis žebenkštis. Liko A arba C. A. Taškas padaunotas, Ačiū, nes jis ačiū buvo jums, litas ačiū. viltis. 4-6. Litą būčiau atmenęs, patį. Ai, tu litą ne. Eurai dabar. Ir šeštasis, paskutinysis. Kaip vadinamas atskiras dvaro sodybos pastatas ar jo reprezentacinių rūmų šoninė dalis, kuria įrengiama virtuvės, skalbykla, kitos pagalbinės patalpos, tarnų ar svečių gyvenamieji kambariai. Alodas, oficina, palivarkinė, stacija. Aš už C. Ne, tas keistas žodis nėra. B. Kaip? B. Tai oficina. 5-6 princai prisivėja per vieną taškelį ir princai, kadangi atsilikinėja, galės rinktis trečiame ture savo pirmą temą. Tai čia galime ir baigti, nepasakyti. Taigi, tai primenu, princai 5, tūkstantmečio vaikai 6, trečiasis turas ir iksiukai yra mūsų ekrano kairėje princai. Nuliukai, dešinėje tūkstantmečio vaikai. Ir 2 taškai už teisingą atsakymą, 2 taškai už užbrauktą eilutę ir žaisime tol, kol kažkas ją užbrauks arba niekas neturės galimybės jos užbraukti. 40 sekundžių, be skubos ir žinoma, jeigu turėsit tik galimybę, galėsit vogti ir gauti 1 tašką. O princai renkasi iš temų. Kampinis šlifuoklis su rizika, žaidynės, filmas, šiauliečių grupė, tiltas per Nemuną, NFL su bonusu, Lietuvos miestas, triušis, katė ir avis, lietuviai matuodavo. Galvoju, ką rinktis. Galvoju, gal šiauliečių grupė, vis tiek žinai daug tų. Ne? NFL ne, pradžiai ne, pagalvom. Nu, galim pasirinkti. Filmą įmam. O aš tikrai maniau, kad apie sportą imsit. Palauksim. Tai filmas. Bet irgi su sportu susijęs. Wow. Tokiu pavadinimu gali būti pavadintas sportininkai rungtyniaujantis mėgėjų lygoje. Koks filmo pavadinimas? Galite lietuvišką, galite anglišką, kai žinote, spaudžiate ir sustabdau.
lygai. Nu, kaip atsiribok nuo to, kaip mėgėjų lygų žaidžiam. Mėgėjų lygai šiaip sportininkai tiesiog tai nesavo, ką tai yra. Ką? Kaip Mėgėjų lygų. Čia tas nieko nebuvo labiau. Visokie tam tiesiog žaliukai. Kaip? Ir jūsų variantas? kiemo lygo. Ne kiemo lyga. Nu, tai viskas, ne? A, turim teisę šaut? Kaip? Turi teisę šaut. Leidimas duotas. Kai viskas, ką žinau. Ne, žaliukai tai žaliukai. Nu, nieks taip nevadina. Niekaip. Ne, Nubai. mumis dar neragin. Tai 3, 2, Davai, sakykim. 1. Nu, nežinau, galvojom nubai gal. Ne nubai. Filmas vadinasi Semi-pro arba pusiau profai. Kaip galėtų būti mėgėjų lygoje pavadinti sportininkai. Tai ką, pradedam nuo minuso. Nu, būdame. Nu, bet jeigu mes... 5-6 išlieka, tūkstantmečio vaikai renkasi. Nu, įtam. Bet ir nemą, bet jeigu prašausim... Nu, dzem, davai. Vis tiek minusas yra jau buvo. Kampinį šlifuoklis. Davai. Kampinį šlifų. Bet čia rizika. Šiauliečių grupė. Šiauliečių grupė. Gerai bus, davai. Tikiuosi, Jonas. Galite atpažinti ir Jonės Pastogės veidus. Šie jaunuoliai buvo grupė, kurios pavadinimas slepiasi žolėse. Imkite smuikelį ir pasakykite šios grupės pavadinimą. Kai žinote, spaudžiate. Jonas su smuikeliu. Ar ne? Gerai. Nematai, ką mergina. Tapau. Gerai, jaučiu. A, ne, bet čia matai merginą, tai nori. O vairė nebuvo merginos? Ne. O kas su smuikeliu varydavo? Greičiausiai, žinau. Nu, tai Čia jaunuoliai buvo. Davai, vairas. Tinka, ten buvo moteris? Nebuvo. Kas dar yra? Valanda turim laiko. Ką dar turim? Tikrai pats nebėgs. dėl laikui atrodo. Per lengva būtų. A, tai čia imk smulkelį, matai? Smulkas. Tai ne. Smulkas, neįmana. Kuo smulkas yra dabar? Ir jūsų variantas? Su moterim nežinom, tai žinau, kad nebus teisingo atsakymo, bet bent šiauliečių grupę įvardinsim. Vairas, bet tai tikrai žinau, kad ne. Žinau, kad ne dar. Bet šiauliečiai. Jūsų variantas. Svirplys. Taip, svirplys, kuris žalėse slepiasi ir sako, svirplys turi smuikelį, tad išlyginamas vagystė 6-6. Dabar ir iksiukai įsirašo savo pirmąjį Jo vaikai buvo. iksiuką. Aš žinojot šiaip svirplį ar iš žmonių? Mes per Vaikystės grupė. Prieš miegą. Sakyčiau, tai daug apelnavo. Bet kokia atveju, jeigu nori išbraukti, turim imti, nes po to neklausys bus. Ne, ten šlifuokas, nesąvai. Tiltas per Nemuną. Tiltas per Nemuną, kad sėkmės atveju į sportą keliautumėte, ne? Tiltas per Nemuną, jungiantis Jurbarką su pietinėme upės krante esančiais Skiduliais, pavadintas sudurtiniu pavadinimu. 78-ais atidarius tiltą jam buvo suteikta vieno apvalaus laikotarpio garantija. Koks sudurtinis tilto pavadinimas? Čia apvalaus laikotarpio. Arba šimtmečio. Sakyčiau, bet šimtmečio. Tūkstantmečio tiltas. Ką? Kiek tiltai duosiu garantiją 100 metų. Bandom tokį. Tūkstantmečio tiltas. Ne tūkstantmečio. Turi variantą. Šimtmečio. Taip, 100 metų garantija buvo suteikta, bet ne tada buvo pavadinta šimtmečio, man rodos 2008 ar vėliau tik tada gavo šimtmečio pavadinimą. Tai ką, po vagystę apsikeitėte, ne? Vagikai. 6-7. Jūs pirmi pavadinate. Nu, vagis vadin. Vagis vagių nekert. Vagis vagių nekert.
Tai taip, kiekvienas jau turit po savo linijkę, Ar rizikuojam, ar taip? o 1000 čia vaikai net gali į dvi pusės keliauti. Mūsų dabar. Taigi mes pavogėm, dabar mūsų įims. Taip. Tas miestas daugiau. Bet nebus linijos. Lietuviai matuodavo gal jau. Man. Lietuviai matuodavo. Lietuviai matau dabar. Lietuviai matuodavo. Lietuviai turėjo ilgio matą pavadinimu X. X atitiko apie 4,322 metro. Šio ilgio mato pavadinimo daug kas bijodavo, nes tai reikšdavo, kad nugara bus išvaguota žaizdomis. Tad koks tas matas slepiasi po X-u? Rykštė. Taip, tai rykštė būdavo 6-9, o turėjote ir už išvagoto, kaip vaga rykštė palieka liniją. Ir puikiai. Lietuviai matuodavo ir nuliukai įsirašo savo svarbų labai nuliuką, nes dabar princai turi jau ginti. Nu tai blokuojam kampinis šlifuoklis. Primenu, kad rizika -1, jeigu neatsakote arba nieko nesakote, bet kaip visada aš manau, kad rizika yra labai lengva ir žinomas faktas. Kampinis šlifuoklis dažnai liaudėje vadinamas bulgarkė. Taip nutiko, kad pirmieji atvežti kampiniai šlifuokliai turėjo ne prekinį ženklą, o tiesiog vieną užrašą, kuris ir suteikė tokią pravardę. Koks buvo tas užrašas ant šlifuoklio? Kai žinote, spaudžiate? Tai Bulgarija? Ne Bulgarija. Mes net nespėjom, jeigu nespėjom, net taškų Ne, palauk, mes galim vokti. Bet vagimo atveju mes prarandam tašką, Jeigu neteisingai, jūs gaunate irgi -1. Palauk, padiskutuojam. Aš nežinau, Duokit laiką, duosim. Dar kol ištiksės turit. Turėjau ne prekinį ženklą, o tiesiog vieną užrašą, kuris... Brelė mogas toks. Kampinis bulgarkė. Tai bandat spėt? Ne. Tai buvo to žodis Bulgarija, bet... Made in Bulgaria. Taip, Made in Bulgaria buvo vienintelis užrašas, kuris ir čia jau ne viena raidytė, tad storiukas. Taip, viskas. -1 jums, tad 5-9 tūkstantmečio vaikai dar labiau atitolo, net neatsakinėdami. Tengiamas. Davai, tada čia. Mums viskas. Taigi, tūkstantmečio vaikai renkasi. Šis katėjas, turėsim du variantus. Tai gerai, triušį katę. Triušis, katė ir avis. Va toks įdomus trio. Triušis ir avis garsų savo vilną. Katė, kad yra persų kačių pirmtakė. Koks bendras jų pavadinimas, kuriame suklydus vieną raidę nusikelsite į Afriką? Tačiau raidė suklyst negalėsite. Ne, o kitos yra dar kitos ir vilnos, ar ne vien tą, dabar bereikia valstybės. Gerai, sakai, labdien. Gerai. Senas tam. Taigi, Merinas. ne merinas. Ar voksite? Turiu kažką. O kur nusikelsime į Afriką pakeitę vieną raidę? Nebegalvoju. Daugiau raidžių. 60 miestų. 3, 2, Sostinė. 1. Tai irgi labai garsi vilna, Angoros vilna. Pasikeičiam vieną raidę, į Angolą nusikeltumėm. Tai Angoros triušis, Angoros avis ir Angoros katė. Tad išlieka 5-9. Irgi nežinau, bet tiesiog man tai parodė, kad žinau. Įmantė nieką iš Angoros neperki vilnas? Nieką man tai iš Angoros vilnas neperki? Perk, bet nenešiojama. Nes kiek angolui buvo, angoros vilnas nerado. Tai ką, turas baigtas, nes niekas nebegali užbraukti jokios linijos. Tad 5-9 ir mes keliamės į 4. turą. Tai man sakai. Tai ką, 5-9, 4 taškų atotrukis, tad viskas čia gali pasikeisti.
2 klausimai, atsakymo vertė 3 taškai, atsakinėja pirmieji paspaudę mygtuką, tad labai svarbus taškai. Ir pasiruošė mygtuką. Ir pirmasis teks prisiminti senus laikus. Čia tau. Čia mano laikas. Prisiminkite mygtukinius telefonus. Kokį žodį užrašytumėte suspaudus šiuos skaičius žinutėje? Gerai, 7. Trečia kova. Trečia. Bet čia matai yra kartelės. Taip. Nes. Nėra atsakymo. Raketa. 3 7 R būdavo, 1 2, nes nuo 2 to prasidėdavo. Pagavau. Raketa. Tai vis dar 5-9 ir vis dar galime į 5 turą keliauti, jeigu princai atsakys. Tai dabar bet Antrasis, įvardinti X jums padės senasis vieno miesto pavadinimas, kuris buvo pakeistas 95 metais, kai į valdžią atėjo Šivos kariaunos partija. Koks žodis slepiasi po X? Mis? Kas? Žiūrėk, nebuvo, nešta kur čia. Jas pakismės, Žemos partijos, kaip anksčiau buvo, viskas Mumbajus, bet Mumbajus dabar yra, koks anksčiau buvo. Kažkas tokio muzilanka. Nu, o jūs spėsim. Tai čia mes, Ką? Bet užvėsim kelią. Jūsų variantas? Bombay. Taip, Miss Bombay. 8-9 ir pasivėjama, tad reiškia 5 turo mums reikės. Mes matai šito reikia čia vieningai labiau. Pirmasis, 5 turas. Šiandieną. Čia neskubėtų žiūrėtų, jeigu nebegžinosiu. Nes tik 1 taškų tai atsirūnama. Tai ką, 8-9, tad 1 taško skirtumas, bet princai turi labiau skubėti atsakyti, nes jiem 1 taškas tik tai pratęsimą nukeltų. Atsakinėja pirmieji paspaudė mygtuką, suklydus 2 kartą spėti galėsi tik tada, jeigu priešininkai suklys. Ta čia irgi strategija, gali priešininkai laukti iki paskutinio taško ir panašiai. Maksimaliai 4 taškai, kiekvienai užuomenai 20 sekundžių, o mes aiškinsime, koks tai medis. Pirmas faktas ir galvoju, gal jisai girdėtas ir bus per lengva, bet jau taip sudėliojau. Šis medis pavadintas pagal vieną čerokių genties indėną. Kai žinote, spaudžiate mygtuką. Ne, mes paskui jam atiduosim tašką. Sakai? 8-9, tūkstantmečio vaikai priekyje. 3 taškai. Muziejuose eksponuojami šio medžio kamieno pjūviai, juose galime suskaičiuoti kelių tūkstančių metų senumo rieves. Tai tikrai ilgai išsilaikantis medis. Variantas yra, bet jeigu jie nuspaudžia, daugiau aš nežinau, nes čia, kadangi dienas tai nėra medis yra. Ta viena tokia istorija. 2 taškai, kurie gali lemti, kas laimi. JAV nacionalinėme parke galite pamatyti šių milžiniškų kiparisinių šeimos medžių. Šis medis turi ir giminaitį didįjį mamutmedį. Sekvoja? Taip, tai yra sekvoja. Ir reiškia 10-9. Princai patenka į pusfinalį. Nu, tai kad tu nepatvirtinai. Wow. Aš negaliu patvirtinti tokį dalyką, aš nežinau. Tu sakai pagal mane. Pirmą turą laiminėjo, po to atsilikinėjo, 3 atsilikinėjo, 4 atsilikinėjo, 5 sugebėjo. Specialiai. Tai va, tai dar būčiau pasakęs, kad Švedijos korona padės įvardinti šį medį. Sek. Boje. Ir ką? Ačiū, mikrofonus paliekam, gubernėje susirenkam, skanaukite šio gėrio.
Gubernija. Čia visi savi. O man tai Pemzas negalėt parvežti marškinėlio, ne? Žinot, kad remiu viską, negalėjau nuvažiuoti tą dieną, bet tavo juoką girdėjau per įrašą. Ir man rods vieną kreipėsi tave, ne? Paskiau komentavo. Šitą užsidėti? Eik nežiau, neatrodytų, kad būtų nuobodu. Aš galvoju, taškų gautumėm, jeigu taip dar laikytumėm. Čia bus atkreipdėmės, čia irgi tikrai užmušė gali būti reikšminga. Nu, bernė, ne? Kiek metų yra? Ką piliečiai? 35, Kietai. 350 metų. Gerai. 9 už princas, 4 už tūkstantmečio vaikus. Favoritai mes, ne? 9 prieš 4. Kaip nuvertint, bet aš nežinau, taip jau būtų. Neįvertinti, tai nustebim.